Sveikos, brangiosios. Bandau pasitikrinti. O, viskas gerai, veikia. Norėjau labai trumpam ateiti pas jūs, pakalbėti, bet labai trumpai, nes esu pasiruošusi renginuką, turiu dar keletą minutėlių. Tai galvoju, ateisiu, greitai supasakosiu, ką mes turime su nauju mėnesiu. Ar ne? O, labas Nijolė, matau, žiūrite, kaip fainiai. Tai va, tai noriu pristatyti, kad yra galimybė šį mėnesį, įsigyjant startinę pakuotę, gauti 3 produktus. Tai čia yra wow produktai dovanų. Tai yra šampūnas nuo pleiskanų, nuo sudirgimų, nuo galvos odos problemų. Čia yra topų topas, kuris padeda iš tikrųjų spręsti galvos problemas. Toliau, šveitiklis. Ar jūs kada nors naudojate galvos odos šveitiklį? Aš iki monat nenaudojau, bet dabar jau naudoju ir visa mano šeima jį yra pamilusi, nes jis išvalo galvos odą, taip pat negyvas ląsteles, pleiskanas, galbūt užsikimšusias poras. Jis yra su actu, su obuolių actu ir su tokiu kaip cukriuku. Tai va, tai šitas skrabas, šampūnas ir dar serumas, kuris taip pat reguliuoja galvos odos pH, kad oda nesiriebaluotų, nepleiskanotų, kad irgi taip pat sprendžiant visas odos problemas, niežulį, kas jau turite. Tai va, šitie 3 produktai, aš juos pati naudoju, jie šį mėnesį, nemeluoju, iki 15 dienos įsigijus startinę pakuotę su 4 produktais, tai yra jūsų pasirinktas šampūnas, kondicionierius, karščio apsauga ir galiukų lipintės, šitie 3 produktai jums dovanų. Tai aš, kai išgirdau šitą pasiūlymą, galvoju, wow, vėl norėčiau iš naujo būti market partnerė. Mėnesio produktas yra, minutėlę neatsinešiau, bet turiu šalia. Su 30% nuolaida mūsų paakių kremukas. Man tai jis yra nerealus, mano pamėgtas ir šiaip visi šitie produktai yra mano pamėgti, kuriuos pati naudoju ir esu labai patenkinta, nes iš tikrųjų daug metų paakių kremo aš išvis neradau. Neradau, kuris man tiktų, nes būdavo tai ryte užtraškanojusios akis, tai subėga į kažkokį baltą džiūvėsį, kaip aš vadinu. Tai peršti graužia ir visa kita. Tai šis paakių kremas tikrai yra maitinantis, drėkinantis su kofeinu, kuris mažina paakių patamsėjusius paakius ir iš tikrųjų drėkina. O šiandien irgi esu pasidažiusi beveik su veganiška kosmetika, nes kaip žinom, ar ne, Lietuvoje mes ne visas priemonės turim. Labas, Monikutė, kaip fainiai. O tu čia taip daug jungiate, žiūrit, labai smagu. Tai va, mano oda, mano paakiai, gal truputį matosi. Tikrai mano veido oda nėra tobula dėl pigmentinių dėmelių, bet aš jas myliu ir priimu, tokios kokios jos yra. Tai neįsiplečiant, paakių kremukas ir vėl bėgu į savo lentynėlę, nes čia labai mažai vietos turiu ir kažkaip skubėjau. Ir tonikas. Tonikas yra vietoj aptarnavimo mokesčio. Visur, kaip žinote, ar ne, užsisakant prekes parduotuvėse labai dažnai yra aptarnavimo mokestis. Pas mus kompanijoje yra tokia galimybė, kad nemokėti aptarnavimo mokestį, visada yra kažkoks produktas. Čia yra mano taip pat pamėgtas tonikas. Oi, ačiū tau, Monikutė. Merginos labai daug klausė, nes mes turim dar tokią esenciją. Jos visada maišydavo, netgi galvodavo, ko skiriasi esencija nuo toniko. Tai yra visiškai 2 skirtingi produktai ir mano nuomonė, jie abu yra reikalingi. Tonikas šitas, tai man, nežinau, aš geresnio toniko nesu turėjusi. Jis tinka ir ypač
nuo spuogelių, jaunimui, paaugliams labai tinka, bet aš jį naudoju kasdieniniai rutinai, užbaigiant prausimąsi. Nusiprausiu su prausikliu. Labas, Jurgita, ačiū labai, kaip fainiai jūs visos šiandien atėjot, labai smagu. Tai va, tai sakau, su mėnesio pristatymais, va šiandien išklausiau paskaitą, ką galima įsigyti geriausiomis kainomis, tai produktai yra visi mano mylimukai, visi naudojami šeimoje, visa šeima mano naudoja. Tiek šampūną, tiek skrabą jau vyras šįryt klausė, Jurgita, tu dar turi papildomą galvos šveitiklį, nes jo jau nebedaug ten yra. Tai pas mane visada yra rezervė, čia naujas, dar neatidarytas. Tai va, merginos, labai trumpai norėjau atbėgti, pasidalinti, kokias yra galimybės šį mėnesį kažką įsigyti pigiau arba gauti dovanų. Tad jeigu kažkas sudomino, surezonavo, rašykit man asmeniškai, galit rašyti ir šią grupę, galit rašyti savo mergaitėms, kurios pakvietė jūs į šią grupę, nes aš teisybę pasakius nuo šitų veganiškų produktų kaifuoju ir jaučiu labai gerus rezultatus ir tikrai man yra negėda dalintis su jumis apie tai, nes kas pabando, kaip viena mūsų mergaitė Rolanda sakė, kartą paragavęs negali sustoti. Nes kas jau pabando, tai tiesiog nebenori grįžti prie kitų produktų, nes aš tikrai daug metų naudojau profesionalias priemonės iš kosmetologų. Aš nesakau, jos yra labai geros, viskas tvarkoj, bet žiūrint į sudėtis, kai tu pradedi analizuoti sudėtis, skaityti etiketes ir jas analizuoti, tai iš tikrųjų tu supranti, kad ant kiek mes daug naudojam tų nešvarių produktų su mums nepalankia sudėtim. Ir čia galėčiau išsiplėsti, kalbėti, nes matau taip nemažai čia mane žiūri, tai fainiai. Tai va, mergaitės, jūsų netrukdau, trumpai pranešiau, po to dar įkelsiu ir rašytinės medžiagos. Tai labai ačiū, kas mane žiūrėjot ir kviečiu pradėti naudoti švarią kosmetiką, kuri duoda realius rezultatus ir kurią galima įsigyti tikrai geromis kainomis. Ikiukas, mergaitės, lėkiu į renginuką pas turkus. Iki. Nesispaudžia.